Tai kaip rūpintis savimi, kalbant iš ginekologinės pusės? Pavyzdžiui, kokie profilaktiniai tyrimai yra mums svarbiausi? Ar, pavyzdžiui, užtenka vieną kartą per metus pasidaryti PAP tepinėlio tyrimą ir viskas? Ar yra kažkoks paketas visgi šiuo metu? Taip, pas mus, aišku, yra rekomenduojamas PAP tyrimas moterims nuo 25 iki 34 metų, kas 3 metai, ne kas metus, o nuo 35 metų tyrimas dėl ŽPV nuo 35 iki 59 metų, kas 5 metai. Bet mūsų ginekologų nuomonė to tikrai nepakanka, kadangi tai yra ištiriama tik viena problema. Tai yra tik skryningas dėl gimdos kaklelio vėžio. Bet kad būtų apžiūra kokybiška, kad mes galėtumėm įvertinti visas problemas, reikalinga bent ginekologų konsultacija ir ultragarsinis tyrimas. Apie visus papildomus tyrimus mes sprendžiam jau vizito eigoje, priklausomai nuo to, kokios problemos kyla pacientai, kokie yra susirgimai ir, aišku, tų tyrimo būtinybė.